motyvuoja, man patinka jūsų, kai čia šnekat, nes tikrai sudominat visą auditoriją. Ir jeigu reikėtų tada tikrai eiti pas kitą, jau tikriausiai tiek neįlysiu tiek su informacijos. Tai šiandien turėjom tikrai įdomius mokymus, spalvinga, įdomi grupė su skirtingais verslais iš skirtingų industrijų ir apžvelgiam tiek apskritai pardavimo kanalus, kur kaip ką galima pasižiūrėti, trūkumus, privalumus, lygiai taip pačiai rinka, klientai. Žodžiu, palietėm tuos esminius klausimus, kurie daro ne ką kitą, kaip skatina pardavimus. Ir ypatingai po šitų temų apšviestų teoriją ir praktiką užduotimis iki pietų, mes po pietų panagrinėjom ir pardavimų strategijas, kas yra esminis elementas pardavimuose. Tai palietėm tiek taktinį planavimą, tikslus, išsikeltus rezultatus, kaip pardavimuose pasiekti tam tikrus tikslus, bei aišku panagrinėjom ir kliento supratimą. O tai kaip klientui pasakyti, ko jam iš tikrųjų reikia. Arba kaip klientui gauti tam tikrų žinių apie produktus, paslaugas iš pardavėjo. Tai diena tikrai buvo nuostabi, neprailgo, žiauriai faina grupė ir žiauriai gerai susidirbom. Tai visi grupėje po darbo gavo ypatingą dovaną ir galimybę pasikonsultuoti individualiai. Nežinau, kiek dabar užsiregistruos, kiek ne, bet čia yra unikali galimybė nemokamai gauti dar papildomų žinių apie savo sektorių arba veiklą. Tai jeigu ir tu nori gauti daugiau žinių, žinoti daugiau apie pardavimus ar įgyti tam tikrų įgūdžių, Pardavėjų akademija, registruokis, nuorodą įdėsim čia ir susimatom pardavimuose.